Sveiki vėl, tai šiame įraše pradėsim nuo pačių pagrindų, susikursim N8N paskyrą ir susipažinsime su darbo aplinka. Tai kol kas naudokime debesio arba kitaip cloud versiją N8N, nes jinai yra žymiai paprastesnė. Vėliau padarysiu video, kaip viską pasidaryti pas save arba ant savo serverio, bet mokymas tikslams tiesiog naudokim cloud versiją, jinai ir paprasta, nereikia jokio techninio pasiruošimo ir viskas yra žymiai lengviau. Tai dabar rasit nuorodą registracijai į N8N video apačioje. Jį atsidarius spausite ant Get Started. Šitam paskyros langė suvesit vardą pavardę. Čia prašo įmonės e-mailą, bet galite vesti savo asmeninę e-mailą, slaptažodį ir tada account name. Account name yra kaip vadinsis jūsų nuoroda, jinai nėra labai tokia svarbi. Galite ją realiai pasivadinti bet kaip. Aš dėl šito video tai tiesiog pavadinsiu N8N mokymai, sakykime taip. Ir tada suvesiu visus duomenis čia. Taip, dabar išmes porą klausimų. Čia tiesiog galima bele ką sužymėti, kad patvirtintų mūsų paskyrą. Čia galim praleisti, nes daugiau kol kas narių nereikia. Ir dabar užtruks kokią minutę, dvi, kol sukurs mums paskyrą. Taip, dabar išmetė, kad jau mūsų paskyra yra aktyvi ir galim pradėti naudotis. Iš esmės spaudžiam Start Automating. Taip, ir čia dabar yra kol kas įvadinė panelė. Yra keli dalykai, kadangi pas mane šiaip visa tema yra tamsi, pas jūs gali būti viskas atrodyti šviesiai ir baltai, aš mėgstu tamsą, kad nedegintų akių. Tai iš settingsuose galėsite pasirinkti Light Theme arba Dark Theme. Tai aš turiu System Default, bet kadangi pas mane operacinė sistema yra tamsi, tai viskas ir atrodo tamsiai, pas jūs gali atrodyti šviesiai, bet iš esmės čia ir galite pasirinkti, ko norite. Tai aš tiesiog pasirinksiu kol kas tamsią temą. Gerai, tai čia yra mūsų įvadinė panelė. Dabar, kad pradėti, iškart spaudžiame Start from Scratch, tai pradėti iš naujo, ir dabar mus įmeta į, lietuviškai tariant, drobę, kur yra tuščia arba canvas angliškai. Iš esmės viršuje matysite My Workflow pranešimą. Čia yra jūsų automatizacijos pavadinimas. Tai aš siūlyčiau juos užsivadinti, kad paskui nepasimest, nes vėliau gali būti, kad jų čia bus gan nemažai. Ir tada, kai bus bardakas, bus nieko gero. Tai šiam kartui tiesiog pasakykime taip, tai yra testinė aplinka. Tai iš esmės dabar išmetė, kad Workflow successfully created, kas reiškia, kad man jau sukūrė jį čia. Tai dabar kiekvieną kartą atėjęs į N8N aš rasiu jį čia. Taip pat kairiai viršui yra mūsų bandomojo laikotarpio laikas, tai kiek dar laiko liko, kadangi tik susikūriau paskyrą, tai yra likusios 2 savaitės. Galim grįžti atgal į savo darbo eigą arba kitaip Workflow. Viršuje dešiniai pamatysit 3 taškelius, tai jie taps iš esmės vėliau svarbesni, bet ką jūs galėsite daryti, tai atsisiųsti savo visą automatizaciją JSON formatu ir ją perkelti arba persiųsti draugui, kolegai ir dar kažkam. Tada bus galima importuoti automatizacijas iš failo, tai jeigu jūs atsisiunčiate kito failą, jūs spausite import from file, atsidarysite tą JSON failą ir jums visą tą drobę atsivaizduos čia. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, tai kiekvieną kartą, kai pridedate po naują žingsnį, aš siūlyčiau čia atsiras toks mygtukas Save, visą laiką išsaugoti, nes nėra kol kas autosave'o jokio ir jeigu išjungsit naršyklę, kažką padarė, ar išsijungs kompiuteris, ar dar kažką, prarasit visą progresą. Tai geriau visą laiką po kiekvieno veiksmo spausti save ir būsite iš esmės ramus.
Po kairė apačioj yra zoomas, tai prisertinti, atsertinti. Jeigu esat kažkur nuklydę, galite spausti zoom to fit ir jums išmes visą jūsų drobę išcentruotą. Na ir iš esmės, kai jau būsim pasiruošę, galim spausti add first step ir jau kitame video tada pradėsime statyti visiškai bazinę automatizaciją, bet čia yra visi dalykai, nuo ko realiai gali prasidėti ta automatizacija. Tai jo, šitam video norėjau tik parodyti, kaip susikurti paskyrą, kaip naudotis cloud versiją, kaip prisijungti ir kaip čia susiorientuoti, jau kitame video perėsime prie statymo.